Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinoma Danausiai vardu. Ir šį kartą grįžtu su naujuoju epizodu iš stalo žaidimų pasaulyje serijos, kurioje kalbu apie stalo žaidimų naujienas, kurios įvyko praėjusį mėnesį. Tai yra ir renginiai, ir industrijos naujienos, ir naujausi pristatymai stalo žaidimų, kurie pasirodys greitų metų ar ateityje, bei crowdfunding naujienos. Tai galime iš karto ir pradėti nuo renginių naujienų. Kaip ir kasmet, metų pradžioje startuoja Dice Tower Cruises. Tikrai neįprastas renginys visai šeimai, kuris vyksta sausio pradžioje ir kuriame lankoma daug mums žinomų salų Karibų jūroje, kaip San Juan, Nassau, Jamaika ir taip toliau. Pats kruizas startuoja iš Miamio ir taip trunka beveik savaitę. Ir visą šitą laiką yra žaidžiami stalo žaidimai iš Dice Tower kolekcijos, bet galima aišku atsivežti ir savų žaidimų. Kaip tik galime pažiūrėti keletą nuotraukų, tai yra ir su šeimomis, ir vaikais, tėvais atvyksta žmonės iš viso pasaulio. Nežinau, ar lietuviam teko dalyvauti, tai jeigu tokių buvo, tai tikrai pakomentuokite, kaip jums šitas kruizas, kaip šitas renginys. Pats irgi tikrai svajoju jame sudalyvauti kažkada ir užsisakant iš anksto tikrai nėra jau tokia bauginanti kaina. Aišku, reikia visada pagalvoti, kad reikia nuvykti iki Jungtinių Amerikos valstijų ir taip toliau, bet tas kruizas vyksta nuo 2016 metų ir pastoviai susirenka apie 1000 dalyvių, kas yra tikrai nemažai tokio tipo renginiui. Taip pat sausio mėnesį įvyko PortalConas, kuriame kaip tik buvo minima sukaktis 25 metų Portal Gamesam. Įvairiausių naujienų, turnyrų buvo, demonstracijų ir panašiai. Aišku, žinomiausias turnyras jų žaidimo tokiam tipui tai yra Neoshima Hex. Taip pat buvo pristatyta įvairiausių naujienų, pasiekimų ir panašiai. Tokių kažkokių labai didelių announcementų nebuvo, apie kelis iš jų pakalbėsiu prie stalo žaidimų naujienų rubrikos, bet iš esmės šitas konas yra labiau skirtas Lenkijos auditorijai, nes dauguma naujienų visada būna lenkų kalba, nes Portal Games yra labai žymus tuo, kad jie perleidžia populiarius žaidimus lenkų kalba. Tai vat, kaip matote šitoje nuotraukoje ir Voidfallas bus, ir Dune'as naujausias, ir Evacuation'as, ir Cthulhu Dead May Die, Innovations, Age of Innovations ir taip toliau. Visi žinomi žaidimai būna išleidžiami lenkų kalba, tai tikrai galima pavydėti jiems, kad jie gauna tokius gerus žaidimus. Tai trumpai tiek apie PortalConą. Taip pat sausio pabaigoje startavo ir jau mano filmavimo metu pasibaigė Nürburgringo konas, skirtas labiau retaileriam, Raid Professional dalyviam iš esmės, kurie yra ar kažkokie kompanijos atstovai ar kažkas tokio. Tai sulaukia ir pakankamai nemažai dalyvių. Platintojų atstovų galima rasti iš 69 šalių, kaip matau. O pats konvencionas vyksta nuo sausio 30 iki vasario 3 dienos. Ir iš esmės visos pristatytos naujienos pamatysime vasario, kovo mėnesį jau gerokai detaliau Kanų ir Gamos konuose stalo žaidimų. Tai matysime iš esmės, tai manau jau vasario mėnesio apžvalgoje galėsiu kažką konkrečiau pasakyti, kas buvo pristatyta, kokie netikėtumai, galimi reprintai ir panašiai. Tai tiek apie renginius sausio mėnesį. O dabar keliaujame prie stalo žaidimų industrijos naujienų. Gauname vis daugiau informacijos apie Hasbro sprendimus ir kokia restruktūrizacija vyksta kompanijoje. Tai dabar naujiena yra tokia, kad jie turi tikslą parduoti Dungeons & Dragons IP, susijusi ir su stalo žaidimais, ir su vaidmenų žaidimais ir taip toliau, ir labai aktyviai ieško pirkėjo, o gal net jau jį surado. Tai tokios naujienos iš esmės šiek tiek paaiškina
paaiškina, kodėl ta optimizacija vyksta ir manau, jie tikrai sieks visai neblogo dylo ir matyti nemato ateities su šituo IP, su šituo prekės ženklu. Tai tokia naujiena, lauksime atnaujinimų. Taip pat tokia gal netikėta naujiena, tai Mythic Gamesai dalinai patys, dalinai Simono vardu informavo visus backerius 2 Kickstarter kampeinų, kad jų negalės deliverinti tokius, kokius pažadėjo ir tokiomis kainomis, kokiomis pažadėjo. Ir į tą situaciją atėjo Simonas ir nusipirko tuos IP, kuriuos reikės jau deliverinti ir kiek supratau, visa šita situacija einasi link to, kad ir žaidimai bus patys pakeisti, supaprastinti, dalis expansionų bus atsisakyta, taip pat reikės ir papildomai susimokėti, kiek suprantu ir mokesčius, kuriuo anksčiau neskaičiavo, o gal net ir dvigubai jie susimokėti ar kažkas tokio, tai pats per daug tą situaciją nesigilinau, yra tikrai nemažai video apie tai, tai kas backinote tuos projektus, tikrai pasidomėkite, pasiskaitykite, kokia situacija, labai daug panašių situacijų vyko. Kai kurios kompanijos tiesiog nutarė laukti, kol galės savo pažadus ištiesėti, o kai kurios tiesiog parduoda teisės į IPs, į prekės ženklus, kad bent jau tokiu būdu galėtų išleisti tuos žaidimus ir įgyvendinti bent dalį pažadų suteiktų tuose kampanijose, arba tiesiog visai nedeliverina, nes yra ir tokių atvejų, kurie tiesiog bankrutuoja ir visi backerių pinigai dingsta į niekur. Tai įdomu, kaip pati industrija į tai reaguos ir ar tokių situacijų pasikartos ir ateityje, nes realiai dabar pagrindinė atrodo taip, kad didelės kampanijas gali tik didžiosios kompanijos ir įgyvendinti laiku, o visos kitos vėluoja vienus ar daugiau metų. Tai tokia naujiena iš industrinės pusės, kas susijęs su crowdfunding kompanijomis. Ir trečia naujiena, kurią norėčiau paminėti, tai Funko kompanija pardavė savo stalo žaidimų studiją, kuri buvo sukūrusi įvairiausių žaidimus. Aišku, žinomiausi tai yra Funkoverso žaidimai iš Marvelio, Harry Potterio, DC ir taip toliau. Taip pat yra Back to the Future, Jaws žaidimai ir panašiai. Tai realiai visi IP-based žaidimai. Nusipirko didelę stalo žaidimų bendrovę iš Nyderlandų, žinomiausia Imicube žaidimu, ir ši kompanija vadinasi Goliath Games ir nusipirko tiek licenzijas, tiek platinimo teisės visam stalo žaidimų portfolio ir žiūrėsime, kaip tai pakeis rinką, nes taip atrodo, kad vis daugiau žaidimų atkeliauja į Europą, bent jau teisės ir panašiai, tai labai įdomus sprendimas. Tai tiek naujienų iš stalo žaidimų industrijos sausio mėnesį. O dabar keliaujame prie crowdfunding kampanijų naujienų. Tai bent jau man asmeniškai vienas iš didelių surprizų yra Altered TCG sėkmė Kickstarterio platformoje. Jau surinko beveik $2 milijonus mano filmavimo metu. Tai yra naujas TCG, kuris bus leidžiamas 2 kalbomis, anglų ir prancūzų, su labai įdomia sistema, taip pat galimybė tiek žaisti nuotoliniu būdu Board Game Arena puslapyje, tiek atsispausdinti dekus, išbandyti starterius ir panašiai. Ir tai aišku yra pirmasis žaidimas šitos kompanijos, bet pati kompanija iš esmės yra įkurta tų pačių žmonių, kurie dirbo Libelud studijos. Pasirinkimų, ką pirkti, ką backinti yra tikrai pilna, galima netgi visą uncut sheetą nusipirkti visų kortų, kas tikrai labai įdomi atrodo ir aišku, ką galima būtų įsirėminti ir turėti, užsikabinti ant sienos ar kažkas tokio. Tai labai įdomu, kaip šitas TCG pakeis visą rinką, nes būtent tokių Euro-based TCG iš esmės nėra. Planuoja vasarą deliverinti, kas irgi yra labai greitai, tai greičiausiai ir gaminama Europoje bus. Per daug nesidomėjau šituo žaidimu, bet tikrai labai domina. Daugiau galėsite pasiskaityti pačiame puslapyje, nes visas nuorodas pateiksiu video aprašyme. Tikrai labai įdomu. Ir aišku, palinkėsiu sėkmės, nes TCG rinkoje įsitvirtinti ir išlikti yra tikrai labai sunku. Taip pat jau už kelių dienų startuos
didžiulė Simon kampanija A Song of Ice and Fire Tactics. Jūrų žaidimas, skirmių žaidimas, skirtas 2 žaidėjams, trunkantis apie valandą, su labai gražiamis detaliomis miniatiūromis. Esmės tai yra kaip mažasis brolis jų kito miniatiūrų žaidimo, kuriame jau yra daug didesnės armijos ir panašiai. Ir bus galimybė įsigyti didžiulį Drogon drakoną už $260. Aišku, Simonai yra viena iš tokių kompanijų, kurie mėgsta didžiulės miniatiūras daryti ir aišku, tai bus ekskliuzyvas. Tai kaip suprantu, bus skirtingi factionai, skirtingi terrain tilesai, terrain tokenai ir taip toliau, bet kaip visada, manau, daug kas ir darysi savo terrainą ir panašiai. Pagal scenarijus viskas. Companion appsus, tai tikrai labai įdomu. Tai gal jau turėsime stretch pay'ų, nes čia, manau, GameFoundas tuo ir žavis tuo stretch pay'ų, bet visada reikia backinti atsakingai. Taip pat mane asmeniškai nustebinusi naujiena ta, kad Brass Birmingham turės sequelą, kuris pasirodys šiemet Kickstarteryje, kaip suprantu. Tai labai įdomu, kas jame bus. Informacijos kol kas tikrai nėra daug. Tai matysime. Kaip supratau, bus šių metų pabaigoje. Lauksime daugiau informacijos. Taip pat dar viena didžiulė kampanija startuos vasario 6 dieną, tai Aeon's Endo, The Descent, su labai daug extra kontentų ir panašiai. Tai čia vienas iš didžiausių, jau sakyčiau, cooperative deck builderių. Tai matysime, kas naujo bus. Ir dar vienas toks savotiškas surprizas ir ne visai, tai Night Game Studios vietoj to, kad deliverintų savo preorderius, kuriuos pradėjo praėjusių metų rudenį, tą patį žaidimą iškėlė į Kickstarterį. Įdomus sprendimas, bet aišku, žinant šitą kompaniją, ne tik pačius Night Gamesus, bet ir Night modulius, tai tiesiog daro, ką tik nori. Aišku, suprantu, kad reikia surinkti lėšas ir jie, ką ten žadėjo šių metų delivery, gal taip ir pavyks, bet tas žaidimas bus geras, o ypač vertimai, ko tikrai skundėsi ypač jų paskutinių 2 geimų, tai Catch Vesnitch ir Arkham Asylum, kurio dar nedeliverino visi backintojai, tai matysime. Dėl miniatiūrų tai aišku visada apsimoka imti, tai tokios crowdfunding naujienos. O dabar keliaujame prie stalo žaidimų naujienų. Pirmoji naujiena, kuri mane tikrai nustebino, kad Betrayal at House on the Hill turės savo spin-offą, stand-alone card game. Tai tikrai labai įdomu, ką jie padarys. Full launchas bus kovo mėnesį, tai labai greitai. Greičiausiai nebus miniatiūrų, viskas greičiausiai bus gal kortelių pavidalu, kaip tokiam Arkham Horror'e. Tai gal net ir bus geresnis variantas iš tikrųjų. Nes aišku, tai labiau yra ne tai, kad loginis žaidimas, strateginis žaidimas, bet labiau toks epic experiences su tikrai tinkama grupė žaidėjų. Tai matysime, tikrai labai intriguojanti naujiena ir seksiu naujienas. Kaip ir minėjau, Portal Games turėjo savo announcementus Portal Con'e. Tai didžiausias announcementas jau buvo Printing Press žaidimas, tai Gutenbergo alternatyvus žaidimas iš tos pačios temos, kuris bus išleidžiamas kovo mėnesį. Per daug nesidomėjau, bet jau yra, mačiau tikrai ne vienas YouTube video, First Impressions ir taip toliau, tai tikrai pasižiūrėkite ir susidarykite įspūdį, bet aš per daug nesieksiu šito žaidimo. Su Portal Games jis būna arba hit, arba miss, tai nebeseku tos kompanijos labai iš tikrųjų. Taip pat, aišku, priminė, kad Robinsonas Crusoe išeis šiais metais pagaliau kažkada kažkaip ir panašiai, nes kaip girdėjau, deliveris jau prasidėjo ir oficialus releasas gegužės mėnesį bus pačio Adventure Book'o. Taip pat Torgalas išeis šiais metais, jau toks kampeininio tipo board game'as Space Puzzle, kuris tikrai mane domina. Tai šitą tikrai pasiimsiu, kai bus išleistas rugpjūčio mėnesį. Ir aišku, expansionas jų totaliam praėjusių metų hitui, tai Imperial Miners. Ir pirmasis expansionas vadinsis Aztecs vs. Wordlings. Pildomas kontentas, kuris visada kažką duoda. Nesvarbu, kuris tai buvo Imperial Settlerių žaidimas, visada buvo useful ir tikrai rekomenduoju. Jeigu patiko šitas žaidimas ir jau trūksta kažko, tai tikrai paimkite šitą expansioną. Taip pat tokia irgi labai įdomi naujiena, kad Asmodee kartu su LEGO darys
Family Game, Monkey Palace. Tai irgi labai įdomu. Kaip suprantu, bus būtent Lego detalės ir kažkas su jomis žaidime. Įdomu kombinacija. Ką pasirinks, ką padarys. Čia lygiai taip pat, kai kažkada atsirado miniatiūros iš Wargamingo, tai manau ir Lego turėtų atsirasti stalo žaidimuose. Tai pamatysime 25 metais. Tai tikrai seksiu, kas bus nauja ir gal tai duos kažkokią naują madą, naują žaidimų tipą ir panašiai, ar tiesiog gerus alternatyvius komponentus, nes iš Lego tikrai galima padaryti labai daug. Visi building game iš esmės, kodėlgi ne. Taip pat, sakyčiau, pats didžiausias announcementas sausio mėnesio tai buvo Stonemaier Games Wingspan žaidimas, kuris turėjo labai sėkmingą pre-order kampaniją ir dar vis tebesitęsiančią. Man atrodo, per pirmą dieną surinko pre-orderių virš 16 000, o dabar jau tikrai yra viršė 25 000, tai kaip pirmam printui čia yra nerealūs skaičiai ir tik per Stonemaier shopą, nekalbant apie retailą ir panašiai, nes pats pirmas printas buvo net 100 000 vienetų, tai manau, jis bus iššluotas iki pavasario pabaigos, tai tikrai, nes pats žaidimas oficialiai išeina kovo 29 dieną. Pats irgi jau užsisakiau ir taip pat padėjau užsisakyti ir dar keliems žmonėm. Tai gausime anksčiau kartu, būtent dėl mano champion statuso. Tai tikrai labai laukiamas žaidimas. Tai iš esmės yra sequelas, netiesioginis Wingspan žaidimo su panašiomis mechanikomis, bet daug labiau complexity turinčių žaidimų. Jau dabar tai labai įdomu, kaip bus realiai, nes kol kas atsiliepimai labai geri, daug improvemento, ypač iš sėkmės pusės, kurios dabar yra kur kas mažiau. Tikrai labai laukiu. Tik man iš karto vienas komplainas, kurį iš karto pastebėjau, tai tos kvadratinės kaip kortelės, visiškai nestandartinio dydžio ir nežinau, reikia gal pjaustyti įmautės ar kažką daryti. Pamatysiu, kai gausiu, parodysiu. Tai va tokia didžiulė Stonemaier naujiena, bet tuo pat laiku pranešė, kad jau Stonemaier Gamesai ir ta pati dizainerė, kuri padarė ir Wingspan žaidimą ir Apiary žaidimą, jau dirba ties Apiary papildymu, kuris turėtų pasirodyti 25 metais, tai tikrai labai laukiu ir tikiuosi, kad nebus tiek daug visko kaip dabar bazinėme žaidime, tiesiog keletas svarbių dalykų, svarbių upgrade'ų ir panašiai. Lauksiu naujienų ir tikrai lauksiu to expansioną. O toliau tęsiant naujienas, mane bent jau tikrai sudomino naujas Radžės serijos žaidimas Cards and Karma. Tai yra savotiška kortinė versija originalaus žaidimo. Labai daug informacijos nėra, bet tikrai mane sudomino, nes pats pagrindinis žaidimas gerai įvertintas, best 4, bet tikiuosi, kad būtent su tuo kortiniu variantu šitas dalykas ir pasikeis. Tikiuosi, kortinis variantas bus geras visiems countams ir gal net turės solo modą, kas būtų tikrai labai gerai, labai sveikintina. Tai trumpai tiek. Lauksime tiesiog daugiau informacijos. Ir paskutinę naujieną, kurią norėčiau pranešti, tai pasitvirtino gandai, kad Codex Card Time Strategy žaidimo kūrėjai dirba ties nauja šio žaidimo versija, bus nauja edicija. Tikrai neaišku kada, neaišku kas jie išleis, nes irgi, kaip suprantu, ir bandys kažkaip rinkti lėšas, galbūt eis į crowdfunding kampaniją kažkokią daryti ar kažką tokio, pamatysime. Šis žaidimas tikrai atnešė labai daug naujo ir savotiškumo į kortinius žaidimus, į visą dekonstruktinimą ir panašiai. Tikrai mane nustebino, pats esu jį išbandęs 2-3 kartus. Kaip tik mane kauniečiai introducina į šitą žaidimą, šautinant heksagono hebrą. Labai įdomu, ką nauja edicija pakeis, ką patobulins. Labai tikiuosi atneš sėkmę šitiem kūrėjam, nes tikrai jie jos verti. Ir visai būtų įdomu, kad būtų geras ne tik 2, bet ir 3, 4 ir 5 žaidėjim. Ar nežinau, kaip jie padarys, o gal netgi padarys tokį super setą kaip iki 8 žaidėjų. Kaip itinas, tai
Būtų smagu, kad vos nenusipirki, nežinau, kokį ten big boxą ir gali daryti vos ne mini turnyrą ar kažką tokio, tai būtų tikrai nuostabu. Seksiu naujienas ir žiūrėsime, kada tai vyks. Tikrai ne šiemet, kiek supratau, tai gal kitąmet. Tai tokios stalo žaidimų naujienos. Tikrai sausis jų atnešė nemažai, o vasarį bus ne ką mažiau, tai tikrai laukiu ir dalinsiuosi su jumis jau kitą mėnesį. Tai ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Iki.